Va, kas įdomiausia, atėjau aš į muziejų dirbti 91 metų rugpjūčio 18 dieną, kai prasidėjo tas pučas vadinamas, kai Gorbačiovą vertė. Direktoriai tenai panikoje laksto, tenai vajezu, kad čia su ta ekspozicija daryti, tenai jau buvo sudėti šitie smetoniniai vadinami, kur vietoj sovietinių turėjo būti. Tenai išsigando, tenai, kur čia reikia slėpti, kur čia slėpti į seifą, ar tenai ne į seifą tenai. Sėdėjom mes visą dieną ir tenai radiją klausėm, kas čia darosi tenai šitą. Jeigu manęs kas paklausė, kur tu dirbi, aš pasakydavau ir kuo dirbu, kaip sakau, eksponatų muziejuje, bet... Mano darbas šiame muziejuje yra palaikyti švarą ir tvarką ir stengiuosi, nežinau kaip man sekasi tas daryti, dirbu jau tikrai nemažai metų. Smagiausia tai buvo kaip, smagiausia buvo turbūt ir jautriausia tai, kas lieka, tai žmonės, su kuriais tu dirbi. Tai turėjom smagų kolegą Raimondą, kur pietų ir visokių pertraukų metu mėgintam išspausti iš jo istorijas įvairias, o jisgi tiek visokių ten prisiskaitydavo archyvose, išsiversdavo iš senovės, pasakodavo, kur galbūt jis savo toj knygoje tiek neparašė, kiek jis man pripasakojo. Aš ten ilgą laiką buvau vienintelis vyras muziejui, tai šitą moters dieną, tai ten būdavo problema tenai. Moterim pasveikinti, išvaizduojat, moterų daug, aš tenai vienas. Tai. Pradėjau dirbti muziejuje Ukmergės 1982 metais. Tuo laiku ekspozicijos dar nebuvo, buvo sumontuota tik pirmos salės baldai sumontuoti, o pačiam muziejuje dirbo direktorė, fondų saugotoja ir, kiek aš atsimenu, 3 moksliniai bendradarbiai. Malonu sugrįžti po daugelių metų atgal į muziejų. Kažkada tai, 1972 metais, atvažiavau į tą mažą pastatėlį, kurio vietoje dabar stovi paminklinis akmuo Ukmergėj. Muziejus namai, kur gyvena praeitis. Tai iš tiesų Ukmergėj muziejus yra tie namai svarbiausia turbūt, kuriuose gyvena istorija, praeitis. Juose viskas kaupiama ateities kartom ir tai yra pagrindinė įstaiga, turbūt nėra daugiau tokių apskaitai, kur jos veikla išliks turbūt visam laikui. Kai visi išeina ir užgesta šviesos, tada lieku viena muziejuje. Sakysime, ką tik būna paruošta naujoji paroda. Man labai smagu vienai likti. Tada muziejus tarsi prisipildo kažkokias magijas, kažkokius stebuklų. Labai gera vienai pavaikščioti ir ramiai apžiūrėti tą parodą. Tu gali būti eilinis, tu gali būti direktorius, tu gali būti muziejininkas, tu gali būti muziejaus valytoja, bet tu turi būti lojalus ir, kaip sakau, aukštinti tai, ką tu dirbi, džiaugtis tuo darbu. Dirbau gal virš 30 metų, 32 ar 3 metus jau dabar su metais bėgant galiu ir padauginti kokį metą. Į tą pačią upę 2 kartus neįbrisi. Tai į tą pačią gal ir neįbrendi, bet ant to paties krantelio tai man teko pastovėti. Taip jau susiklostė. Tas likimas, lemtis, dar kažkas tokio. Esu Vilmantas Leščius, dimisijos majoras, buvęs Ukmergės rajono komendantas ir 84 bataliono vadas. Dabar mintimis sugrįšiu atgal į 1979 metus. Nenorėčiau aš lyginti visiškai laikų. Visiškai, nes tai yra beprasmiška. Tai visiškai nelyginami dalykai. Koks buvo tada tas muziejus, pilnas ideologijos ir įvairiausių kitokių, reiškia, įdomybių.
ir koks yra dabartinis muziejus? Mane pasitiko pirmoji veteranė muziejaus, moteris Elena Kazėninė. Jinai muziejuje dirbo nuo 1944 metų, taigi nuo įkūrimo muziejaus. Vidmantai sako, čia yra gekas. Sakau, kas gekas? Nes tokia buvo žuvis, geka šaldyta. Va, gekas tai yra gaunamų eksponatų knyga. Pirmiausia, tai galbūt įstrigo tai, kad kai aš pradėjau dirbti, dažnai kai prisistatydavau, kad esu Ukmergės muziejaus direktorė, tai sakydavau, nu koks čia tas muziejus, iš kur tas muziejus. Ir turėjau tokią vieną siekiamybę, kad dirbant muziejuje jį kaip įmanoma padaryti žinomesniu, galbūt garbingesniu ar didesniu. Ir kad pasirodžius muziejininkam, tas mūsų muziejininko vardas būtų tariamas su pagarba, kad jis dirbo Ukmergės muziejuje. Pradžioje labai sunkus kelias buvo, nelabai kas norėjo pripažinti, ką jūs duoda, dėl ko jūs čia esate, jūs čia naudojate biudžeto lėšas, jokios naudos iš jūsų. Va, na ir antrą kartą ant to krantelio atsistojus, aš jau randu visiškai pasikeitusi, solidų, įdomų muziejų, puikų kolektyvą, gana didelį kolektyvą. Subrendau kaip iš kultūrinės pusės, supratau, kad tai yra labai svarbu gyvenime. Nors žmonėm kartais atrodo, kad muziejus tai yra ekspozicija ir visa jo veikla ir absoliučiai visas gyvenimas muziejaus tai yra ekspozicija ir aplink ją. Tai iš tiesų nėra visai taip, nes ekspozicija tai tik labiausiai matoma dalis. Daiktai pasakoja istoriją. Taip, daiktuose gyvena istorija. Ji yra visokia. Yra labai džiugi, labai graži, labai šviesi, bet ji yra ir labai skausminga, liūdna. Kaip ir muziejus labai keičiasi. Man atėjus į muziejų, prieš 18 metų muziejuje buvo vienas kompiuteris, kuriuo dalinamės visi. Žodžiu, atėjau, galvojau, kad reikės dirbti kažkokį darbą susijusiu su parodom. Ir staiga išaiškėjo, kad tai yra ten 45 000 daiktų, kuriuos esu atsakinga prižiūrėti ir žodžiu, apie juos viską žinoti arba sužinoti. Turbūt savo namuose mes taip daiktų nedėliojam, nes kojinės neturi numerio namie, tiesa? O muziejai turi, saugyklose turi. Tai vat galiu pasakyti, visai nesikuklindama, kad didžiuojuosi, turėjusi galimybę sukurti muziejaus ekspoziciją. Aišku, šiuo atveju didžiausia pagalbininkė Kristina. Ir daug ką sužinojom, ir daug ką išsiaiškinom. Ir tai nauja patirtis. Aišku, jeigu manęs paprašyt dabar kas nors tą pakartoti, nežinau, ar aš tam ryžčiausi, gerai pagalvočiau prieš tai. Jeigu taip juokingai, tai iš tikrųjų, Kristina minėjo, kad žmonės nelabai įsivaizduoja, ką mes dirbam muziejui. Ką veikia muziejininkas, tai tikriausiai net per klausimėlį šitą suaugęs žmogus nepasakytų, ką veikia muziejininkas, nes ta informacija, kas yra muziejus ir ką veikia muziejininkai, yra labai tokia nežinoma. Tai yra tokia slapta organizacija, sakyčiau. Ir aš iš principo niekada nepasakoju, ką aš dirbu muziejui. Nes, žinai, tada norisi pasakyti, kad, žinai, aš miegu po paveikslais. Buvo ir kuriozų papasakosiu. Atvyko vienas asmuo iš kaimo, turiu, sako, kraičių skrynę, kaip jis pasakė. Tokia nelabai graži, bet gerai, sako, atneškit tą skrynę. Atveškit. Jis atveža tą skrynę, jinai nuvalyta ir nulakuota. Nušveista šveičiamo popierių ir nulakuota.
Tai matot, eksponatas yra sugadintas. Na, jisai sako, ašgi norėjau, kad jinai būtų gražesnė. Tai toks kuriozas buvo. Visiškai jauni dar specialistai, gal dar ir nevedę buvo, jie buvo, pasilinksmino kažkur ir tada jie sugalvojo, kad reikia išmokti gesinti. Kam jiem tų gesintuvų reikėjo, aš nežinau, bet jie vienu žodžiu visą salę apipurškė su tais. Jie išbandė vieną ir kitą, kiek ten tų gesintuvų jau buvo paruošti. Matyti, tie gesintuvai mūsų buvo. Buvo man toks biski šokas. O paskui tai jau juokas buvo, aišku, kada. Išėjau nusipirkti laikraščią, tiek grįžtų su laikraščiu, gal 5 minutės užtrukau, kol kioske nusipirkau kitoje gatvės pusėje. Muziejų čia sambrūdis, visi laksto ten ir rėkia, čia šalia prokuratūra buvo, iš prokuratūros visi tenai, tie tardytojai atbėga, tenai bėgioja pirmin atgal. Ir staiga prieš save pamatė kaukėtą vyrą, kuris ją nučiupo už pakarpos, nutempė į pirmą salę ir privedė prie didžiausios vitrinos, kurie tuo metu buvo ten bažnytiniai eksponatai sudėti ir liepė atidaryti. O į tai pagūščia pečiai, sako, o tai kaip aš atidarysiu, reikia atsuktuvo. Ta moteriškė sako, nedaužyk, aš šitoje atsinešiu prietaisą šitą. Ir tenai klikdama tenai nulėkė į šitą. O prie muziejaus administracijos tuo laiku buvo gretimos durys ten iš lauko prokuratūra. Tai kažkas nubėgo į prokuratūrą, pakvietė. Bėga prokuroras Jancevičius, Sabaitis, bėga prokurorai į muziejų. Kažkoks sujudimas, mobilių nebuvo, nieko nesuprantu, kas darosi. Viską mečiau, atlėkiu į muziejų, o ten Jancevičius buvo ganėtinai apkūnus. Ir jisai įstrigęs vos netarptų siaurų patalpų, gaudant vagis. Vienintelis eksponatas buvo, kuris ir remonto metu buvo prie kultūros namų. Tai tokia visiems labai gerai žinoma patranka. Ir remonto metu vieną kartą ateinam mes, jau vyksta, statybininkai dirba, ir ateinam, nėra tos patrankos. Ta patranka buvo kiemelį pačiam laikoma, labai jinai sunki. Ir dabar jinai dingo. Mes kreipėmės į miliciją tuo laiku vadinamą, a jie mums sako, savo eksponatus reikia saugoti. Bet vyrai neblogai padirbėjo ir per 3 dienas rado. Kolektyviniam sode Vidiškių miestelį ir atvežė atgal. Kad ją gali kas nors pakelti ir nusivežti į savo kolektyvinį sodą pasistatyti, tai net į galvą negalėjo ateiti mums. Maloniai nustebam, kai mums gražino milicija. Bet aišku, buvo ir ekstremalių situacijų, kai leidžiantis keltuvu man visais valymą visom priemonėm, jisai staiga tarp 1 ir 2 aukšto sustojo. Ir viskas, o priežiūra keltuvo tai yra Vilniuje, niekas nežino, kaip tas duris atidaryti, teko kaukiant prieš gaisrinę signalizacijai prasidėti kažkur nuo pusvalandžio iki 40 minučių. Aišku, aš atsisėdu ant grindų, tuo metu atrodo, kaip ir baimės nebuvo, bet žinokit, kol atidarė duris, taip iššokau labai greitai. Dar prisimenu vieną labai gerai. Vyko persikrausimas iš tos tolerancijos centro dabartinio pastatų šitų į Kęstučio aikštę, tą muziejų pastatą. Atvažiavo automobilis, sunkvežimis. Mes kraunam muziejininkai, pamažu labai tą sunkvežimį užpildėm eksponatais. Ir reikėjo suvinioti ir pririšti juos, kad jie, ir vairuotojas dingo, nėra vairuotojo. Aš neturėdamas teisių rizikavau sėkmingai, be įvykių, bet už tai mes tada laiku baigėm šitą visą iškrauti laiku. Vairuotojas paskui atlėkis įsigandęs labai ieškoti automobilio. Tai toks juokingas buvo atsitikimas. Kasant pamatą Draugystės kino teatrui buvo rasta bomba aviacinė. Ir niekas tos bombos nesiruošė niekaip ypatingai nukenksint, neskelbė jokio plano, nieko. Paprasčiausiai tuometinis kino direkcijos vadovas įsidėjo į savo automobilio bagažinę, ją ir išvežė. Ir, žodžiu, jokio plano skydo nieko nebuvo. Vėliau jinai buvo jau išvežta už miestą ir tada pakvietė kariškius, ją susprogdino. Čia toks dabar net protų nesuvokiamas įvykis, bet tai buvo. Čia 56 metų pabaigoje. Mano tėvukas pradėjo rinkti
apie 70-metį. Kaip muziejus, tai gyvuoja nuo 1967 metų. Kaip mokyklos muziejus buvo jo pradžia, tai tėvukas kažkaip buvo naikinami vienkiemiai, kėlė į gyvenvietę, pradėjo važinėti per žmonės su dviračiu ir tos artefaktus, tos dalykus vežti į buvusią Veprių pradžios mokyklą. Kadangi čia frontas, gal porą savaičių vyko mūšiai, tai irgi prirengdavo pa žmonės, būdavo žmonės šunis, šerdavo iš šalmų kariškų. Buvo toks dalykas, man net pačiam teko matyti. Jau 8 metus dirbu va čia, Užaugirį, tai pas mus tų pokyčių pačioj mokykloje, mokykloje, edukacijų centre, tai tiesiog, kad vis lankytojų daugėja ir daugėja. Būdavo, kad net apimdavo panika, kaip mes tiek lankytojų priimsim, bet pasirodo, išmokom prisitaikyti ir su dideliu antplūdžiu ir niekad nepagalvojau, čia mokydamasi, kad šis pastatas bus muziejumi ir kad čia vaikų nebebus mokyklos. Tačiau iš kitos pusės irgi smagu, kad pastatas nesunyko, o įkurtas muziejus ir pastatas funkcionuoja. Mūsų muziejaus šūkis namai, kur gyvena praeitis, bet man muziejus yra pamatas ir viso ko pagrindas. Ir manau, kad pirmiausia, tu turi žinoti savo praeitį, savo tradicijas ir tik tada tu žinosi, kas tu esi dabar ir tvirtai žinosi, kas tu būsi ateityje. Prisimenu, kai pradėjau studijuoti taikomąją istoriją, visi manęs paklausdavo, kurgi tu dirbsi? Ir visiems atsakydavau, kad jeigu grįšiu į Ukmergę, dirbsiu Ukmergės kraštotyros muziejuje. Ir lygiai po 10 metų, 2018 įsidarbinau čia ir labai džiaugiuosi. Gal nesu jauniausias muziejaus žmogus, yra dabar jau ir po manęs atėjusių, bet tikrai nesijaučiu dar pakankamai tvirtai, kad čia reikėtų filmuoti mane ir kalbinti. Nesunku, man patinka čia dirbti, aš jaučiuosi, kad esu savo vietoje. Prisimenu dar su buvusiu bendradarbiu kalbėdavom, klausdavo aš jo, o tu įsivaizduoji save senatvėj, sakau, čia sėdint muziejuje. Ne, sakau, aš tai įsivaizduoju. Čia yra Ukmergės tolerancijos centras, Ukmergės muziejaus padalinys ir čia yra mūsų Ukmergės turizmo centras. Nors daugelis įsivaizduoja, kad turizmo centrų veikla yra susijusi su lankstinuko ar suvenyrų įsigijimo vieta, tačiau tai tik viena funkcija, kurią mes atliekame. Mano manymu, muziejaus prasmė tiesiog yra perduoti žinojimą to, kas mes buvom. Ir kadangi, kaip yra sakoma, visi istoriniai įvykiai kartojasi spirale, tai reiškia, kad iš to mes galim pasimokyti. Mes galim kažką pakeisti, galim kažką suteikti savo daugiau žinojimo prasme. Dėl to labai džiugu, kad turime puikų bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų, kurių dėka turizmas klesti, kas dar labai svarbu šioje srityje dirbant. Manau, tai nuoširdus bendravimas. Aš į muziejų visiškai net neplanavau dirbti, atvykti. Ir buvo tokia situacija, kad buvau pasiūlytas per Smetonines, būtent 2023 metais, vaidinti Antaną Smetoną. Susitikau su muziejaus direktorė ir muziejaus direktorė, apart to, kad man pasiūlytų vaidmenį, man pasiūlė darbą. Ir aš lygiai tą pačią akimirką, jau net nedvėjodamas iš karto supratau, kad aš būsiu čia. Tiesiog net kitų minčių nebuvo, netekau vaidmens, bet užtat gavau kai ką žymiai geresnę. Tapt galimybę gal net galėčiau sakyti ir dar geresniu žmogum. Aš čia paėmiau ir vakar pasiskaičiavau. Jeigu žmogaus sąmoningą gyvenimą skaičiuoti nuo 18 metų, tai daugiau kaip pusę savo sąmoningo gyvenimo aš kažkaip tai buvau susijęs su Sėskų pilim.
sakykime taip, 90-osius metus pastatas pasitiko jau avariniai būkliai, žingsnis po žingsnio, aišku, nelabai didelių tempų, bet šiaip ar taip mes tą pilį, negaliu sakyti, atstatėm, mes ją pakėlėm gyvenimui. Ciesikų pilis yra unikali tuo, kad čia išliko tai, ko neišliko niekur kitur. Kas buvo pavaizduota, kodėl buvo pavaizduota, tai yra labai svarbu, atsakant į klausimą, kaip 17 amžiui gyveno Lietuva.